Pradėsim savo vakaronę draugystės tiltais. Draugystės tiltai todėl, kad norime, kad tarp mūsų visų nusitiestų draugystės gija, šiluma vienas kitam, kad būtume artimi, neturėtume, kaip sakyti, pykčio vienas kitam, gerbtume ir mylėtume vienas kitą. Šiandien pas mus į svečius atvyko Aldona Dapkienė, visi turbūt pažįsta su savo grupe Giedra. Tai va, mus šiandien palinksmins, padainuos. Ką ten dar Aldona padarys? Ne tik dainuos Giedra ansamblis, dar dainuos ir Gudžiūnų mergaitės padainuos, ir Devinduonių gi mano gražuolės padainuos, ir jūs padainuosit, ir nu va ką, taip yra. Labai man džiugu, miela, tikrai aš šiandieną nežinau, savo kailį neatveriu, vis dėlto mano čia praleista daug. 33 metų aš čia atkakiau į šitą užkampėlį, dirbau Žiežmariuose garsiuose kultūros namuose ir man gyvenimėlis taip nulėmė, kad aš turėjau kažkur į savo namelį bėgti ir mane nuvežė į Josvainius, nuvežė į Krakes. Bet kažkaip skyriaus vedėjas sako, Dilienė tuo metu, yra Vikaičiai, sako, labai geras kolūkio pirmininkas, bet labai užkampis. Sakau, vežkit mane į užkampį. Pas gerą pirmininką ir tikrai aš labai džiaugiuosi, kad aš čia atkakiau, čia patekau. Stengiausi, kad ir užkampėlis, bet kad būtų nors šiek tiek linksma. Daug čia buvo koncerto, daug įvairiausių saviveiklinių kolektyvų, pati 7 kolektyvam net sugebėjau vadovauti, ką žinau. Ir ritminiai, kokie jie ten buvo, bet vaikai šoko, vaikai dainavo, ir humoro grupė, ir kapelijos. Aš manau, mes čia visai šauniai gyvenom. O koncertų tai mums pavydėdavo, nes kas vykdavo rajone, man kažkaip sąmonė jaunai, kad būtinai čia užkampis, bet mes vis tiek turime eiti tuos koncertus. Lyzdavau aš visur, pinigų prašydavau, Sironka mane ant 3 raidžių pasiūsdavo, po to ir vėl apsisukdavau, kiek ten tau, Aldona, reik? 30 rublių, tai buvo baisiniai pinigai, bet aš vat jų išprašydavau šiek tiek ir svečiam priimti ir daryti. O dabar, kadangi mano gyvenimėlis su ta muzika, tai aš vis tiek nenurimstu, vadovauju mūsų senjorų ansambliui Giedra. Mes daug koncertuojam, daug kur važiuojam, nesenai buvom pas mūsų mylimą daktarytę Reginutę. Jinai irgi yra bendruomenės vadovė Ukmergės rajone, labai šauniai įsikūrusi, turi gražias darželio patalpas, ten buvo kraštiečių šventė, mes bendravom, buvom. Asmeniškai aš pas ją dalyvavau 70 metų, jie rugsėjo mėnesį buvo ir dabar jinai labai turėjau atvažiuoti, bet kadangi toks oras, tamsu labai sako ir lynoja kažkaip ir dukrytė atvažiavo, jinai labai perduoda jums labų dienų, labai jūs visus irgi mena, labai visus myli, jinai taip pat žmonėm dar padeda, ten jinai reikalinga, gydo tuos žmonelius, nuvažiuoja ten pas ją, irgi jinai užimtumą turi dar plius, yra vadovė, bendruomeniai vadovauja, tai aš pas ją, kai tik svarbesnis renginėlis, vis ten ir važiuoju, ten ir drožiai iš vaisių, daržovių, šventelės visokias daro. O tos pačios moteris dar dalyvauja invalidų draugijoje. Tie ansambliukai kažkaip, 2 kolektyvos turi žmonės beveik tie patys. Tai va, ir aš pati pasisiūliau, kadangi man labai maga, labai gražiai jūs dainuojat, Vikaičiai, čia jau esat kita kartelė, gražiai, bet džiaugiuosi, kad ir sportuojat, ir darot apie jūs, viską žinau. Ir va, ir dabar čia mūsų tik pusės, kai tik to ansamblėlio, bet kartu pabendrausim, padainuosim. Nu ir ką aš nežinau, ar jau pradedam, ar ką darom? Ne, dar aš porą žodžius. Ir jūsų kolegės, galima sakyti, kartu dainuodavot, Valė norėtų tarti keletą žodžių. Valytė, mano mylimiausias moteris. Aš atėjau jauna, aš nusenau, o jos lygiai tokios pačios. Taip būna. Taip būna. Tiek mes Raužodo direktorė, buvus kultūros namuose taip pat dainavau tiek metų.
Tikrai. Sveikinu jau. Ačiū, Prisiminimų jau. Ačiū, Valytė, žinoma. Jis man duoną ir uždirbdavo. Kur mes nevažiuodavom, suburdavau tuos kaimelius, kaip man ten sekdavosi tai, bet 4 kaimai į vieną, bet ką nedraugiškai gyvenom. Visur važinėjom, keliavom, kiekgi mes galėjom. Ir duok Dieve, aišku, dabar net tie laikai sunkiau. Bet va čia, kad ir mano kolektyvas yra Giedra, mėgstančios moteris, linksmos, važiuoti, draugauti, keliauti, o mes pensinio amžiaus, žinokit, kadangi dabar vat lapkritis, depresijos mėnuo, bet kadangi mes vat susirenkam, pabūnam, prieš 3 dienelių Daugša mum nuolaidas daro, mes ten visi senjorai sueiga turėjom beveik 100 žmonių ir koncertavom, ir šokom, ir kapelą papartis, ten babučių diedukų turim. Taip, kad mes neliūdim, vat, dar mes nesergam. Ir man, kaip aš būnu namuose, širdis skauda, sienas skauda. O dabar aš be galo džiaugiuosi kartu su jumis. Nu ir ką, pabandykim, moteris, parodykim, ką mes išmokė. Pristatysiu svečius, ką mes čia turim, pas mus kiek prisirinko svečių. Tai yra iš Gudžiūnų svečiai atvykę, paplokim. Paskui iš mano senjoros irgi. Iš Devinduonių. Turim svečių, pirmą kartą pas mus atvyko iš Užupės kaimo. Ir Vikaitiškiai. Jūs vieni kitus sutikę, pabūkim nuoširdžiais draugais, vieni kitus gražiais vardais kabinkim. Į praeitį pažvelkim atlaidžiau, atleiskim nuodėmes, klaidas taisykim. Gerumų niekada nebus per daug. Vieni kitiems gerų žodžius sakykim. Gyvenimo tėkmė upės plauks ir juodi debesys atplauks nesykė, kol raiguliuos tik dvasios ežerai. Vieni kitiems gerų žodžių sakykim. Ir mes pavienėsim keletą savo mėgstamų dainelių, kurias mes dainuojam. Mironiški nesenai irgi buvo, Raseinių rajone, kur mus pakviečia, tai labai su Luku važiuojam ir vaidina moteris ir tik šokti, vat, nešokam, kadangi jau. Tai dar pato, dar yra laiko. Dar yra laiko. Yeah.
apsakyti sunku, ėmiau ir pamerkiau vieną kartą. Na, o jis, kad tu žinotum, 2 kartus. Ramią naktį, žvaigždėmis nusėta, kokios būna vasaros metu. Pasimatymą paskyrėm vieną kartą, na, o pakartojom 2 kartus. Dėl jo žvilgsnio verta pasikarti. Taip įsimylėjau, apsakyti sunku. Dėl akių jo mirčiau vieną kartą, na, o dėl blakstienų 2 kartus. Bet neteko man nei skandintis, anei kartis. Atsitiko taip, jog apsakyti sunku. Aš norėjau tuoktis vieną kartą, na, o ans jau buvęs 2 kartus. Akmenys išrašei mus vardais, man be galo norėjosi ilgą sapną tau sekt, tavim žvaigždės gerėjosi ir nemygo kasnakt. Per audras ir per tylumas vėjas nešė mane, tavo rankų šilumą švelniai saugau delne. Per audras ir per tylumas vėjas nešė mane, tavo rankų šilumą šventai saugau delne. Mano saulė žydrynėje, akmenėliai balti, tavo antakių linija, šypsena ta pati. Na, tai kas, kad pasenome, kad raukšlėta kakta, ta pati palikai man tu, nors kasdieną kita. Na, tai kas, kad pasenome, kad raukšlėta kakta, ta pati palikai man tu, nors kasdieną kita. Trys draugai esame, ar diena ar naktis, visad esam mes 3. Kai karšta pavasario diena, Jonas susirgo gripu, ėjau jo lankyt su Petru, ir nešė 3 bonkes vaistų. Jonas, Petras ir aš, 3 draugai esame, ar diena ar naktis, visad esam mes 3. Jonas, Petras ir aš, 3 draugai esame, ar diena ar naktis, visad esam mes 3. Kai Jonas sėdėjo parų, ėjo jo lankyt su Petru, išlaužėm blaivyklos duris, parų dabar sėdim mes 3. Jonas, Petras ir aš, 3 draugai esame, ar diena ar naktis, visad esam mes 3. Jonas, Petras ir aš, 3 draugai esame, ar diena ar naktis, visad esam mes 3. Kaip Jonas armoniką groja, merginos jam neša gėlių. Mokėkite žmonės draugauti, kaip Jonas yra su
gražumas, apsakyti sunku. Ėmiau ir pamerkiau vieną kartą. Na, o jis, kad tu žinotum, 2 kartus. Ramią naktį, žvaigždėmis nusėta, kokios būna vasaros metu. Pasimatymą paskyrėm 1 kartą, na, o pakartojom 2 kartus. Dėl jo žvilgsnių verta pasikarti. Taip įsimylėjau, apsakyti sunku. Dėl akių jo mirčiau 1 kartą, na, o dėl blakstienų 2 kartus. Bet neteko man nei skandintis, nei kartis. Atsitiko taip, jog apsakyti sunku. Aš norėjau tuoktis 1 kartą, na, o ants jau buvelės 2 kartus. Kam ta odė skirta? Ta odė skirta Gudžiūnam. Mes atidarėm paminklą atidengėm. Ten buvo didžiulė Gudžiūnuose šventė. Apikausko mokyklai vardas Apikauskas. Na, ir visos dainuodavo mergaitės. Pana, šaltukas, ant scenos tokia čia vieta. Jūs sopranėlė, o čia geltai, vagi mano šaunuolės, vagi jau jaunos moterytės. Pasveskitomis, kad ir netekitės, aš pamiršau žodžius. 3, 4. Pačiam Lietuvos vidury, kur sruvena rami Dotnuvėlė, kur laukai ir miškeliai žali, ten Gudžiūnų nematė biškėlė, kas pavasarį čia nuostabiai, paulyrus baltosios žydi, vieversėliai pakilę aukštai, į laukus atloėlius palydi, pro Gudžiūnus į tolį, Dotnuvėlė stovės, jei esi gudžiūnietis, savo kraštą mylėk, pro Gudžiūnus į tolį, Dotnuvėlė stovės, jei esi gudžiūnietis, savo kraštą mylėk. Mes visi šitos žemės vaikai, duoki ranką kartus gudžiūnėti, gal pasikeitė viskas labai, tegul meilė draugystė mus šviečia, gal pirminė mokėčių, drąsūs vyrai Gudžiūnų mokėjo, o lemtingų maldų ir raudžių, daugiau jų čia galvelę vadėjo, pro Gudžiūnus į tolį, Dotnuvėlė skubėk, jei esi gudžiūnietis, savo kraštą mylėk, pro Gudžiūnus į tolį, Dotnuvėlė skubėk, jei esi gudžiūnietis, savo kraštą mylėk. Nuo senovės gyveno čionai, žmonės darbštūs labai ir dainingi, nors ir rūpesčiais slegia labai, nori džiaugtis ir būti laimingi, ginti tėvynę nuo priešų žiaurių.